Pradėkim nuo temą jūs matot apie atminties detraumatizaciją ir abipusio pripažinimo problemą. Aš su šią temą jau nagrinėju vienoje arba kitoje vietoje metus laiko ir išties šitą temą paskatino mano vizitai Varšuvos universitete ir Varšuvoje kaip tik šitą temą aš ir dėstau. Ir todėl jau pakankamai drąsiai galiu kalbėti apie lenkiškus reikalus, nes su lenkais juos ir esu diskutavęs. Ir čia jūs žinote, pagrindinė mano tema bus vis dėlto filosofiškai, bandysiu aptarti, kasgi dabar vyksta. Ir čia jūs matote dvi simbolinės figūras, kurios mums bus šiandien reikšmingos. Vienoje pusėje jūs regite Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kuris buvo atimtas iš Volodymyro Zelenskio visai neseniai. Ryšim ten su prisiminimais apie voluinės skerdynės, kurias dar aš šiandien minėsiu. O kitoje pusėje jūs matote Vilhelmą Hegelį, kuris labai daug dėmesio skyrė tokiai pripažinimo Anerkennung temai, kuri vėliau tapo centrinė šiuolaikinės kritinės teorijos tema. Tema, kuri siejama su abipusio pripažinimo problema ir su nuorodomis žinoma ne tik į Hegelį, bet ir į Zigmundą Freudą ir į Akselį Honetą ir visai be kitų autorių, kurių aš nepulsiu čia minėti, nes tema nenoriu paversti tai gryna filosofinė diskusija. Dabar dėl kogi šitai atsitiko, ir vėlgi, kad čia paaiškinčiau, tai pagrindinis klausimas, kurį aš kelsiu, jis yra labai teorinis, kaip galimas ribotas abipusis pripažinimas, kai tam priešinasi išaukštintų ideologijos objektų praktikos. Išaukštintų ideologijos objektų čia terminas paimtas iš Slavojaus Žižeko to paties pavadinimo knygos. Vis dėlto Žižekas nenagrinėja subtilumo abipusio riboto pripažinimo ir toje diskusijoje nedalyvauja ir jeigu vadovautis vien tik tai žižekiška pozicija ankstyvajame jo kūrinyje, tai aš sakyčiau, galėtumėm sulaukti dar didesnės katastrofos. Ir ta Žež-Volynska atmintis ir Ukrainos herojų panteono konflikto atvejis 2026 metais, šiais metais, bus pagrindinis mano toks nagrinėjimas objektas. Nors galima, žinoma, buvo pasirinkti ir kitą, bet jis yra nepaprastai skausmingas, aktualus ir katastrofiškai besivystantis. Čia jau, kai atvažiavau, aš jau su iš esmės parengtų pranešimų į Baltas lankas, aptikau, kad vakar ar užvakar Lenkijoje prasidėjo didžiulis skandalas dėl to, kad perdavė visai neseniai, legaliai, nelegaliai, aš niekad nesikišiu dabar į tą temą, kas istoriškai 100% tikra, o kas netikra, ar kas tikrai įvyko ar neįvyko, tai į perduotus Patriot raketas Ukrainai ir kada buvo pareikalauta Lenkijos Seime, kad būtų paviešintos visiškai slapta medžiaga, ką Lenkija suteikė Ukrainai nuo 2022 metų, įtardami, kad tie, kas vežė ginklus į Ukrainą, yra korumpuoti Lenkai ir žodžiu, ir kad su jais reikia susidoroti. Absoliutus kažkoks košmaras, bet tai košmaras, kuris nuo mūsų slepia kur kas labiau objektyvius įvykius, į kuriuos reikėtų žiūrėti labai, sakyčiau, šaltai. Problema yra ta, kad tai, kas yra labai, tarčiau, objektyvios struktūros, kurioms reikalingas ramus ir analitiškas žvilgsnis, jos pabaigoje, kaip toks taškas, virimo iššaukia mumise milžiniškas emocijas, kurios neleidžia štai jų ir nepasiduoda visiškam suskliudimai. Ir čia jūs tik matote vieną iš tų paminklų. Aš iš pradžių vakar net galvojau nerodyti skaidrių, vien tik tai dėl to, kad aš prisirinkau labai daug paminklų Lenkijoje pavyzdžių,
kur yra minimos Voluinės ir Galicijos skerdynės, kartais dažniau sakoma tik Voluinės, nes ten pagrindinės vyko, bet Galicijoje taip pat vyko, visą tai Ukrainos teritorija, truputį Lenkijos teritorija vyko. Ir vyko visos tas skerdynės 1943, 44, kai kuriais atvejais 45 metais. Bet man šiuo atveju yra svarbus, kaip jūs matysite, ne tik tai tie, vėliau pamatysite, ne tik tai tie įvykiai, kiek jų įpaminklinimas ir kaip veikia įpaminklinta ritualizuota atmintis, kaip tokia ideologijos objektų išaukštinimas ir kas dėl to atsitinka. Aš čia keletą filosofinių tokių replikų padarysiu prieš tai, kas mano manimu yra svarbu. Tai visų pirma, man ne tiek bus įdomu, kas iš tikrųjų atsitiko. Tai jeigu jūs su manimi diskutuosite apie tai, kas iš tikrųjų atsitiko ten, tai aš su jumis nediskutuosiu iš karto. Mes tai suskliaudžiame ir nekalbėsime, kas iš tikrųjų. Įdomu yra tai, kaip veikia man atminties institucijos, formalios atminties institucijos. Tai Institut памяти народовой, Ukrainski institut nacionalinei pamėti ir kaip paralelė, bet ne kaip objektas, su laiko nuorodu, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centrą. Tokių atminties institucijų, kurios užsiema atminties institucionalizavimu ir ritualizavimu, iš esmės pavertimu išaukštantais ideologijos objektais, Europoje yra labai daug, ypač vidurio rytų Europoje, pradedant Balkanų šalimis ir iki čia. Tai yra masinė praktika šitų institutų. Reikalas tas, kad kaip jūs žinote ir Lietuvoje, kodėl tas Lietuvos genocido rezistencijos tyrimų centras minimas, todėl kad žmonės ten dirbantis, istorikai dažniausiai, jie teigia ir pakankamai sąžiningai daugeliu atveju, kad jie užsiema mokslu, kad čia yra mokslo tyrimas. Ir kai sakau, kad mokslo tyrimas, nenoriu šioje vietoje šaipytis, tai iš tikrųjų žmonės, kai kurie iš jų nori būti preciziški, tikslus ir atlikti mokslinius tyrimus, išdėstyti visus randamus faktus ir pateikti jų interpretacijas. Problema yra ta, kad šitie visi institutai nesustoja šitoje vietoje. Čia yra tik tai pirmas žingsnis, ką jie daro. Po to yra kitas žingsnis, kuris jų visų įstatuose, nuostatuose yra rašytas, jie įvertina, kas čia atsitiko, ir įvertina savo tautos atminties, savo ideologijos, turimos ideologijos požiūrį. Kitaip tariant, mokslinį diskursą išverčia į ideologinį diskursą. Ir tai yra visuotinai daroma praktika, tai nėra, pavyzdžiui, lietuvių ar ukrainiečių išradimas. Ir tai nėra lenkų išradimas. Čia yra, taip veikia šitie institutai. Ir kada jie išverčia štai šitą savo istorinį tyrimą, faktologiją, sakykime, tą mokslinę praktiką, protokolinę, archeologinę praktiką, išverčia į vertinamąją ir pradeda vertinti, jie įžengia į ten, kas yra siejama su svajonėmis, su mūsų norais, su mūsų baime girdėti arba su mūsų noru girdėti. Kitaip tariant, įžengia į tą sferą, kur pradeda veikti geismo mechanizmai. Geismo mechanizmai, apie kuriuos jau kalba ne įprastinė mokslo praktika, bet kurią jau nagrinėja tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, marksizmas, freudizmas ir visa psichoanalizė arba kritinė teorija. Tai yra įžengia į visą kitą sferą. Ir dar daugiau, jie ne tik įžengia į šitą sferą, vadovaudamiesi neretai konstitucija, tautos dvasia, bet taip pat ir pradeda užsiema įpaminklinimu, tai yra sako, ką iš vertybių reikia išskirti,
kokius paminklus toms vertybėms galima būtų statyti ir dar daugiau dalyvauja jos statant, dalyvauja šitos paminklus atidarant ir, kitaip tariant, užsiema ritualinę praktiką. Ta ritualinė praktika, kurią profesionaliai užsiema bažnyčios. Tai yra, staiga perkelia, padaro dar tokį veiksmą, kuris iš viso sunkiai įsivaizduojamas kaip mokslinė praktika, bet jau mes matome ją kaip ideologinę ritualizuotą praktiką. Taip, mokslinis institutas staiga virsta tokia ideologiją praktikuojančią kultinė vieta, ideologiją praktikuojančią kultinė veikla. Dabar štai šitas įpaminklinimas yra tam tikras išaukštinimas, išaukštintas ideologijos objektas, kaip jau minėjau, išaukština tam tikrus įvykius, nepriklausomai nuo to, arba išaukština aukas, kurias mūsų priešai žudė ir mes išaukštiname savo aukų, savo protėvių kančias, arba yra išaukštinamas saviškių heroizmas ir atitinkamai pasmerkiamas priešų žiaurumas, išaukštinimas, kuris daromas versus kito paneigimas arba kito pažeminimas. Toksai vienas kyla liftas ar ne, kažkas tai kitas turi būti nustumtas į žemos. Reikalas tas, kad ką pastebi ir Louis Althusseris, ir Foucault, ir Slavoj Žižekas, kad išaukštinimas veikia kaip lygiai greičiai teorinė abstrakcija. Tai yra labai panašus veiksmas ir todėl mokslininkas, dirbantis kuriame tai atminties institute, gali neatskirti išaukštinimo praktikos nuo objektyvios abstrakcijos. Pavyzdžiui, Žižekas pasakoja, kaip teorinė abstrakcija, pavyzdžiui, mokslas, Talis ir jo vanduo antikoje, yra susijęs su, pavyzdžiui, praktinė abstrakcija, tuo metu atsiranda pinigai. Pinigai, kurie yra suprantami kaip tam tikra vertės abstrakcija ir kartu jie iš karto yra fetišizuojami. Ir tada tokiu atveju mes matome jau Talio laikais dvi lygiagrečias akcijas. Viena vertus vykdoma mokslinė abstrakcija ir kita vertus čia pat atsitinka ir praktinė abstrakcija, pasirodo praktikuojami abstraktus vienetai, pinigai, kuriems gali būti priskiriama tam tikra jėga arba jie virsta, kaip Marksas sako, fetišais. Bet šalia, žinoma, ir veikia dar ir ritualinė abstrakcija, kadangi jau pasirodė abstrakcijos praktikos ir bandoma abstrahuoti taip pat teologiniu ir filosofiniu požiūriu Dievą arba transcendenciją. Ir visi šitie trys abstrahavimo veiksmai veikia vienu metu. Visi šitie trys abstrahavimo veiksmai veikia vienu metu ir todėl išaukštintas ideologijos objektas pasirodo mums, pasirodo aplinkai, kaip panaši praktika, lyg tai būtų mokslinė praktika. Tai yra tai, kas, sakykime, teorinė abstrakcija, kuri neturėtų virsti ideologiniu objektu, pasirodo kaip, kai išaukštinama ideologinį objektą, jis kartu jaučiamas lyg tai būtų išaukštinamas kaip mokslinė praktika ir kai kartu kaip piniginė praktika, jeigu norite, kaip praktika, kurioje sukaupiama vertė. Ir todėl kalbama apie ideologinių objektų simbolinę vertę. Tai yra tas ideologinis objektas įgyja vis aukštesnę simbolinę vertę ir gali akumuliuoti kapitalą, ne tik tai žmonių dėmesį, bet ir pinigus. Ir pradeda veikti kaip vienu metu kaip ideologinis objektas ir kartu kitu metu kaip simbolinę vertę akumuliuojantis objektas. Visa tai skiriasi nuo mūsų subjektyvių praktikų. Pavyzdžiui, tokių, kad kiekvienas iš mūsų galime išsigalvoti ir sugalvoti savo fetišą, savo religiją, savo fantaziją ir galime jai atnašauti, arba galima padaryti klaidingą arba teisingą, bet neįprastą abstrakciją
ir tai bus mūsų subjektyviai praktika. Bet niuansas tas, kad politikoje šita subjektyvi praktika įsilieja ir susipainioja su anksčiau minėtomis 3 abstrakcijomis arba 3 abstrakcijų pavidalais. Ir atskirti, kai politikas reikšmingas, kaip Lenkijos, dar kalbėsiu, prezidentas Karolis Navrockis daro savo žingsnius, atskirti tai tiesiog yra uždrausta. Visa tai yra vienu metu. Ir vienu metu. Bet dabar truputį tai palikim, ramybėj, dar prie to grįšim, dar kas atsitinka su tuo sukurtu išaukštintų ideologijos objektu, pavyzdžiui, įpaminklintą Voluinės skerdynių atmintimi, kasgi toliau vyksta. Ir čia, kaip ir Althusseris ir Žižekas pasirodo, jie sako, šitie objektai užsiema tada mūsų subjektų interpeliaciją. Tai yra, šitie paminklai veikia kaip nuolatiniai kaltintojai, kad mes neteisingai prisimename arba nepakankamai gerbėme žuvusių protėvių atmintį ir kad mes esame įpareigoti juos prisiminti ir siekti teisingumo, kad jų labai teisingumas būtų atkurtas. Tai yra, nėra pasyvūs objektai, kuriuos mes žiūrime kaip į estetinį objektą, gražus paminklas sutvarko horizontą, iškelia, parodo dangų, kaip Heideggeris norėtų pasakyti. Ne, jie veikia kaip kaltintojai ir kaip tie, kurie mūsų apklausia mūsų sąžinę. Ir jie apklausia mūsų sąžinę be perstojo. Pradeda veikti. Jeigu jų tik tai galia apklausti mūsų sąžinę susilpnėja, tuoj pat yra atliekamas ritualas. Susirenka žmonės aplinkui, gieda giesmes, prisimena vardus, įvardyja kaltininkus, prakeikia kaltininkus ir tada šitas išaukštintas ideologijos objektas vėl tampa galingas ir jo interpeliacinis veiksmas vėl veikia nuolatos. Ir čia matote įdomu, viena vertus jis akumuliuoja simbolinę vertę, jis tampa vertingas, o antra vertus jis tuo pat metu vykdo interpeliacijos veiksmą, interpeliuoja subjektus, kurie pasirodo šitame horizonte, jei tik ką nors supranta. Čia ateina supratimo reikalas. Jeigu tu esi visiškai svetimas ir nesusigaudai, kas čia yra, tai ten yra tiesiog betoniniai kažkokie tai betoninės struktūros, kurios mums nieko nesako, kaip dažnai, kai keliaujame, būna atminties paminklai, kurie mums nieko nesako, ir mes praeiname pro juos, lyg jų nebūtų. Kitaip tariant, sąlyga šito interpeliacinio veiksmo ir kartu išaukštimo ir viso kito yra mūsų atminties struktūra ir mūsų diskursai, mūsų pokalbiai. Dabar reikalas tas, kad ką daryti su šituo dalyku. Ir čia smarkiai išsiskiria marksistinės kritinės teorijos ir poststruktūralizmo požiūriai į ideologiją. Marksistinis požiūris, klasikinis, tas bjaurusis nuo Engelso laikų, dabar ypač svarbus Engelsas, čia ne Marksas, kuris tai įvardija kaip klaidingą arba melagingą sąmonę. Visa šita ideologija ir jo manymu visą tai turi būti demaskuota ir sunaikinta. Leninas, kada dėstė savo požiūrį ideologiją, jis ne prekinį fetišizmą Markso analizavo, o sekė Engelso tradiciją. Tai turi būti, štai mes parodome, kad šitie ideologiniai objektai mus interpeliuoja ir gali mus paskatinti ne tik tai gražiai atminčiai, bet ir sugriauti mūsų ir kaimynų gyvenimą. Tai tada mes parodome, kokie yra klaidingi šitie nacionalistiniai paminklai ir nacionalistinė atmintis, ir jie atmetame ir galėtumėme išmesti. Ir štai šitos praktikos, tokios marksistinės, kaip vėliau jiems oponuojantis freudistai sako, yra ypatingai žalingos. Čia tas pats, kad traumuotas žmogus, kuris turi ten vaikystės ar kitokią traumą, tradicinis pavyzdys būtų homoseksualumas, bet gali būti kas nors kita. Tai čia marksistai sako, homoseksualumas yra išsigalvotas reikalas, liga, kurią reikia išgydyti ir ją turėtumėme, pašalinti, sunaikinti. Ir freudistai sako, atitinkamai toks žvilgsnis
marksistinis yra giliai klaidingas, nes ideologijos negalima, šitos giluminės ideologijos negalima pašalinti. Dar daugiau ir marksistai, ir freudistai, pavyzdžiui, ir Lakanas, atitinkamai Žižekas įvardyja tai, kad mūsų tikrovė turi dvigubą ideologinę struktūrą. Viena ideologinė struktūra yra tai, ką mes matome prieš akis ir kur galima pasakyti, štai ką, kad šitas paminklas ne visus vardus įvardijo arba iškreipė kažką, arba Gintautas Mažeikis netaip papasakojo apie tikrovę, kas buvo iš tikrųjų, nes aš padariau klaidų, nes tikrai pridaryčiau daugybę klaidų. Jūs galėtumėte mane pataisyti ir tai būtų pirmoji ideologinė kritika. Ir šita kritika, šitoje paviršutiniškoje ideologinėje disputacijoje ir vyksta dažniausiai visi įvykiai. Bet marksistai atitinkamai ir freudistai sako, yra antras dar sluoksnis ideologijos, kuris kur kas reikšmingesnis nei pirmas. O būtent, kaip apskritai veikia tie atminties paminklai ir kaip jie struktūruoja, objektyvizuoja mūsų gyvenimą ir tai, kad jų neteisingas ir grubus pašalinimas gali sukurti, kaip vėliau naudojama metafora, tikrovės dykumą. Kitaip tariant, jeigu mes pašaliname bažnyčias, panašius paminklus, tautos atminties paminklus ir, sakykime, mitologijas kaip melagingus pasakojimus, taip, tai, kas lieka po to, yra dykuma. Ir todėl atitinkamai naudojamas, kaip Žižekas sako, gali būti naudojamas dvigubo neigimo veiksmas. Pirmas neigimas tai ginčyti su manimi, ką aš čia pasakiau apie istorinius faktus arba objektus neteisingai, o reikėjo kitaip pasakyti. Ir tai yra ta pagunda, kur kiekvienas yra kviečiamas ginčytis dėl sapno reikšmės, kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę dėl sapno reikšmės, bet tik tai tam, kad paslėptų nuo mūsų, kodėl mes iš viso sapnuojame. Ir kodėl tai yra reikšminga. Ir Žižekas paprastai nurodo, pro pirmąjį ideologijos sluoksnį nurodo antrąjį ideologijos sluoksnį, šitą giluminę struktūrą, ir tada sako, su šita giluminė struktūra reikia dirbti pakankamai atsargiai. Ir Foucault ir Žižekas šitoje vietoje truputį yra panašus, kurie sako, kad atskirti vienų dalykų, pavyzdžiui, mokslinių faktų, mokslinio tyrimo nuo ideologinės analizės neįmanoma, jie yra susipainioję, galima tik atsargiai bandyti išnarplioti. Ir yra Frankfurto Habermaso, visos Habermaso aplinkos teorija, kuris sako truputį kitaip, kad vis dėlto reikia apginti apšvietą ir moksliniai faktai yra moksliniai faktai. Ir jų nereikia painioti su gąsdinimais, kad viskas virs dykuma, nes mokslinius faktus vis dėlto vertėtų atskirti nuo šito ideologinio pasakojimo, o teorinę mokslinę abstrakciją nuo religinės abstrakcijos, kad tai ne vienas ir tas pat. Ir šitų dalykų atskirimas yra svarbus. Aš laikausi šioje vietoje habermasiškos pozicijos, kad vis dėlto tas mokslinis diskursas galėtų ar turėtų būti atskirtas. Toliau klausimas visada yra toksai, kad jeigu dabar apie mokslą mes jau nebekalbėsime, o kalbėsime vien tik tai apie ideologinę tikrovę, tai yra kaip ta mūsų ideologija formuoja mūsų tikrovę, tai tada iškyla toks klausimas, kuris veikia štai šitaip. Kaip suprasti visą tai, kas yra aplink mus? Jeigu štai šita ideologija yra susijusi su mūsų svajonėmis, su mūsų troškimais, su mūsų tautinėmis, kolektyvinėmis, intersubjektyvimis svajonėmis, kurios yra įsimbolinamos, įpaminklinimos ir įtvirtinamos ritualinėmis praktikomis, kaip visą tai reikia suprasti, nes tai nėra mokslinis faktas, nėra mokslinė tiesa ir kartais tie dalykai gali būti žalingi arba netgi labai destruktyvus lygiai, jeigu tuo atveju mes kalbame apie traumą, istorinę traumą.
Istorinė trauma, apskritai traumą mes vadiname tokią, sakykime, simbolinę konstrukciją, kuri mums neleidžia normaliai jaustis savo aplinkoje. Mes negalime su kitais žmonėmis laisvai komunikuoti, kadangi šitas trauma kaip priktas, kaip koks, jeigu norite, toks susiformavęs mumyse kažkokia patologinė organizacija, į visą laiką veikia kaip centrinis toks jėgos taškas, kuris iškreipia mūsų visą kalbėjimą ir ko tik tai mes nepaklaustumėme, visą laiką žmogus atsako galvodamas, arba dažniausiai atsako galvodamas arba atsižvelgdamas į tą savo traumą, kurią nešioja savyje. Jeigu yra trauma, pavyzdžiui, KGB, tai bet kas vyksta Lietuvoje, net ir Santara šviesa yra KGB suokalbio tęsinys. Šiais metais aš skaičiau komentarus, ko jūs čia džiaugiatės Santara šviesa, juk Santara šviesą sukūrė KGB ir šitie naivūs žmonės po šiai dienai nesusigaudo, ką jie čia veikia. Kas prisimena ir buvo dar Amerikoje Santaroje, tai ten rytais, ką aš irgi esu buvęs, apklijuoja santariečių automobilius, lietuviai apklijuoja santariečių automobilius lapeliais, išgamos komunistai, ko čia susirinkote ar dar kas nors panašaus. Kitaip tariant, štai yra trauma šitų žmonių, kurie niekaip kitaip negali galvoti apie tikrovę, išskyrus, kad ten pasirodo KGB įspaudas. Ir tai ir yra trauma. Trauma, kuri centruoja aplink save atmintį ir klausimas yra tada, kadangi šitą traumą gali paskatinti arba trauminė sąmonė paskatina taip pat kurti išaukštintus ideologijos objektus. Dar daugiau, būtent trauminė sąmonė ir ypač skatina ją patvirtinti ir tokiu būdu paslėpti kaip neadekvatumą ar būtent kaip traumą. Padaryti traumą norma, kaip ta trauma yra padaroma norma, kai trauma paverčiama visuotinė, tai ne aš vienas išsigalvojau, kad čia KGBistai veiksmas, o visi mes supratome, kad tai yra KGBistai ir tada pastatysime dar paminklą kokį nors, kad nei vienas neabejotų, kad čia visi veiksmai buvo padaryti KGBistų ir tokiu būdu sukuriama trauminė istorinė sąmonė. Trauminė istorinė sąmonė. Klausimas yra tada, kaip detraumatizuoti šitą istorinę sąmonę, kaip tai galėtų vykti. Ir čia aš pasikartosiu, vienas buvo pavyzdys marksistinis, iš viso detraumatizuoti radikaliai. Ir tai, kaip freudistai jau jiems oponuoja, gali sukelti dar blogesnės pasiekmes, nes reakcija būna labai neadekvati, asmenys tuoj pat sukuria kitą ideologinį objektą išaukštintą, kuris oponuoja jau tiems, kurie mus nori detraumatizuoti. Tada padvigubėja šitą traumą, vietoj to, kad jį išnyktų, jį nepaprastai sustiprėja, bet jau įgyja kitą pavidalą. Ir tada kitas variantas yra, kurį jau freudistai siūlo, pabandyti interpretuoti ir suprasti, kaipgi veikia šita trauma, suprasti jos simbolinę struktūrą, ją po truputį, žodžiu, bandant kažkaip tai eliminuoti. Ir štai čia kritinė teorija, Axel Honneth sako, kad eliminuoti visai štai šitos traumas yra neįmanoma, bet jis siūlo tokią praktiką, kurią paima iš Hegelio, vėl grįžtame, tai yra pripažinimo. Tai yra, vadinasi, mes turime kažkokį savo specifinį veidą ir kitas žmogus, asmuo turi specifinį veidą. Ir klausimas yra apie tai, kad mes jo veidą galėtumėme pripažinti iki tol, dar net anksčiau, nei mes jį išanalizavome. Tai yra pripažinimo veiksmas, recognition, yra anksčiau nei supratimas, cognition. Tas pripažinimas yra etinis veiksmas, kaip ir Levinas sako, Emanuelis, kad etika yra anksčiau visų kitų dalykų. Tik tai tada, kai mes jau pripažįstame kito keistumą,
pavadinkime, tik tada atsiranda galimybė pradėti mūsų kognityvinį veiksmą, tai yra interpretacijos veiksmą, kai mes pripažįstame. Ir čia mano paties tezė yra, kad šitas kognityvinis veiksmas, jis yra kartu ir diplomatinis veiksmas. Tai yra toks derybinis veiksmas, kuris neleidžia totalinio abipusio pripažinimo, bet visada tai yra dalinis abipusis pripažinimas, nereikalaujant, kad kita pusė savo trauminius ideologinius objektus visiškai sunaikintų, o juos maksimaliai apribotų, kitaip tariant, lygiai kaip bažnyčia tai yra atskiriama nuo valstybės. Tai yra, jūs galite išpažinti, bet tas maksimalus apribojimas, susitariant diplomatiškai, yra veiksmas, kuris gali padėti abiems pusėms pripažinti vieną kitą, nes, kaip Hėgelis sako, tik tai abipusis pripažinimas yra tolimesnės mūsų sąmonės raidos ir laisvės sąlyga. Tai jis kalba, kada šneka apie pono ir tarno dialektiką. Tai čia yra mano šitos teorinės tezės. Dabar priminsiu šitą skerdynės. Dažniausiai kalbama apie voluinės skerdynės 43-44 metais, bet šiandien jau Lenkijoje kalbama gerokai plačiau, ne tik tai apie voluinės, bet voluinės Galicijos ir dar kitų regionų skerdynės. Ir jeigu tuo metu, kai tik Voluinį priskiriama apie 60 000 nužudytų Lenkų, tuo metu, bet jeigu bendrai jie skaičiuoja šiandien arti jau 100 000 priskaičiuoti. Čia visada taip istorija, kuo toliau, tuo daugiau aukų randa. Ir tai dabar man ne tiek svarbu yra tai, kad jeigu jūs paskaitysite lenkiškus dokumentus, žinoma, yra vienoje kitoje vietoje prisimenama, kad tuo metu Ukrainoje buvo Vokietijos okupacinis režimas ir nacistai. Bet tai sudaro kokią 1/30 teksto. Tik paminima, kad jie ten buvo. Visa kita yra kraunama Ukrainos nacionalistų organizacijai, OUN ir Ukrainos sukilėlių armijai, UPA nariams. Ir kad jie yra kalti, o kiti, kurie visą tai iš viso banalizuoja, tai sako Stepanas Bandera arba banderovci. Iš viso čia jau ne dar plačiau kažkokia tai sunkiai suprantama abstrakcija. Ar jie buvo nužudyti? Taip, yra fotografijos tų pačių vokiečių darytos. Lygiai taip pat yra ir archeologiniai iškasinėjimai ir nėra pagrindo, nematau pagrindo abejoti, galima abejoti skaičiais, bet negalima abejoti faktu. Toliau prasideda, čia man kaip visada truputį sugriuvo šitie iš vienos programos į kitą, todėl nukanda dalį teksto, bet žodžiu, įpaminklinimas. Aš neįkėliau visų fotografijų, suradau, kad Lenkijoje yra virš 20 įpaminklintų vietų. Man čia labai svarbus skaičius, kiek daug vietų. Tai nėra viena vieta, kur stovi vienas paminklas. Tai reiškia, aš jau nevardysiu vietų, visoje Lenkijoje yra paminklai. Gražus, platus, milžiniški. Jie pastatyti ne per 1 metus, statyta daugybę metų, prižiūrėta. Aplink tuos paminklus labai dažnai aš pats esu matęs, gėlės, vainikai visus metus būna. Žmonės ateina, prisimena. Visur parašyta, kad žudikai yra ukrainiečiai. Jau kokia ten organizacija, nelabai kas ką ir be prisimena. Ir, žodžiu, jei iš bėdos tie, kurie jau nori labiau būti, žodžiu, objektyvus, lenkai, sakom, banderovcai žudė. Arba nacistai, ukrainiečiai, banderovcai. Pasižiūrėkite, kaip greitai rusiškas diskursas pasirodo. Rasistai, ukrainiečiai, banderovcai. Ir yra šitie visi paminklai. Jų pilna. Visoje Lenkijoje pilna didžiulių, gražių paminklų. Ne nacistų aukom, ne Antrojo pasaulinio karo aukom. Čia atskiri paminklai, kiti bus paminklai.
kurių aš nenagrinėju ir nenoriu dabar daryti nuorodų į tą, žodžiu, nei Varšuvos sukilimus, nei kitus įvykius, čia atskira istorija. Tų paminklų yra labai daug. Vien šitų paminklų minėjimas ir peržiūra, aš jų visų neįkeliu, jų daug daugiau nei čia įkeliu ir parodau, ir čia jau per daug nuvažiavau. Ir čia labai svarbu štai tokį dalyką prisiminti, kad aš nesakau, kad visų šitų paminklų iniciatoriai yra Lenkijos institutų pamečiai narodoviai. Bet aš manau ir ieškau šitų duomenų, kad beveik prie visų šitų paminklų vienu ar kitu būdu yra paminėtas ir šitas institutas. Tai yra už visų šitų paminklų, vienaip ar kitaip, gal ne jie statė, gal jie tik atvažiavo, gal jie įtraukė tik į savo registrus. Nenoriu šitoje vietoje ginčytis. Įsitraukė štai šitas Varšuvoje esantis Tautos atminties institutas. Ir mes čia matome šitose nuotraukose Karolį Navrockį. Karolis Navrockis, kuris vadovavo 2021-2025 metais iki pat išrinkimo būtent šitam institutui. Tai yra šitas institutas ir jis va čia konkrečiai fotografijose yra būtent Voluinės skerdinių atminties memorialo vietose. Jis jas lanko, jis prižiūri, jis dalyvauja šituose ritualuose. Jis yra 4 metus, mažiausia 4 metus, be perstojo interpeliuojamas šito pasakojimo, apklausiamas, jo sąžinė apklausiama, ar tu atsimeni visas šitas aukas. Ir jis prisimena šitose fotografijose, kurias jūs dabar čia matote dviejose vietose, čia yra fotografijos 2024 metų fotografijos. Jau karas vyksta Ukrainos, Rusijos 3 metus. Jis jau tuo metu, dar nebūdamas prezidentu, važinėja ir deda gėles būtent Voluinės skerdinių aukų atminimui, tam, kad, žodžiu, prisimintų į metus daugybę kartų, kokie ukrainiečiai yra žudikai. Kokie ukrainiečiai yra žudikai. Negali pasakyti, kad to nebuvo. Dabar Ukrainos pusė. Ukrainos pusė, žinoma, vietoje to, kad imtųsi kažkokių tai diplomatinių veiksmų atminties praktikoje, jie turi savo institutą. Lygiai tokį pat. Jokio skirtumo, tik mažesnį. Kuris užsiema lygiai tokiu pat dalykais, tik tai, kad neieško lenkiškų paminklų, užsiema to, kad ieško visur, kur įmanoma, rusiškus paminklus, Rusiją primenančius paminklus, netgi Bulgakovą, ir nuimti, nuversti ir, žodžiu, kažką padaryti, ir įpaminklinti savo pačių atmintį. Savo pačių atminties įpaminklinimas tampa svarbiausiu šito instituto tikslu, jie gauna už tai atlyginimą. Visas institutas veikia tik tam, kad įpaminklinti. Ir kągi jie nusprendžia įpaminklinti? Jie nusprendžia įpaminklinti tai, ko labiausiai nekenčia Lenkai. Jie nori įpaminklinti OUN ir UNSA visą šitą tarpukario rezistencijos atmintį su visais herojais. Ir paskutinėmis dienomis jie paskelbė būtent šitas institutas, čia iš visų neįkeliu jų propagandinių paveiksliukų, bet labai daug tokių yra paveiksliukų, lygiai taip pat atsibostų žiūrėti kaip Lenkijoje esančius paminklus, taip Ukrainoje dar nespėjo pastatyti šitų paminklų. Bet yra iškelti herojai, tarp kurių yra žinoma ir tokie kaip Ivanas Mazepa, čia nuo dar švedų karo, bet ar Simonas Petliūra, kuris čia yra 1918-19 metai, bet dauguma jų yra būtent šito rezistencijos laikotarpio herojai. Jie dalyvavo mūšiuose ir dauguma su jų bendradarbiavo su nacistinė Vokietija, panašiai kaip vidurio rytų Europoje yra daugybė četnikų ir visokių kitokių, kurie bendradarbiavo, ar Latvijoje bendradarbiavo ir buvo ir vienoje ir kitoje pusėje, tokia dvilypė, sakyčiau, dvilypė tapatybė. Jie kovojo už savo nepriklausomybę,
kovojo prieš bolševikus, buvo su naciais, po to prieš nacius, po to prieš sovietus. Labai sudėtinga čia būtų istorija ir kiekvieną reikia mėnesį žiūrėti ir skaityti atskirai ir susigaudyti jų nuomonių ir požiūrių skirtumuose nėra į pašaliniam žmogui labai paprasta. Ir štai visoje šitoje istorijoje visą tai yra išaukštinama dar daugiau. Volodymyras Zelenskis pasirašo visus tuos dokumentus. Jis bendradarbiauja su Ukrainos atminties institutu ir užtikrina tam ir skatina tam, kad tas didžiulis kompleksas, o tai turi būti architektūrinis kompleksas, Ukrainos herojų panteono pastatytas Kijeve. Jis yra suprojektuotas, dėl jo ten turbūt dar ginčijamasi, pačiam Stepanui Banderai, kaip ir Mazepai, jau yra krūva paminklų, yra gatvės ir atskiri Ukrainos karinių dalinių pavadinimams suteikiama garbė nešioti vieną arba kitą praeities herojaus vardą. Tai yra, mes matome visiškai priešingą poziciją, tai ko Karolis Navrockis treniravosi nekęsti, staiga Ukrainos pusėje šitą tą vėliavą, kurioje nupiešti tie veidai, kuriuos treniravosi Navrockis nekęsti, jie yra iškeliami. Ir dabar mes galime suprasti katastrofiškas pasekmes šito susidūrimo. Čia, žodžiu, dar daugiau tiesa, reikia pasakyti, kad ukrainiečiai, girdėdami, ką dabar daro ir ką šneka Lenkai prieš juos, jie vietoj to, kad pabandytų diplomatiškai susitarti, iškasa visus kaulus, kuriuos nugalabijo Lenkai. Aš jau nelysiu nuo Mazepos laikų, man čia per ilgai būtų. Pradėkime nuo kokių 1920-30 metų. Čia rodoma buvo suvaržymo, Lenkų, ukrainiečių suvaržymo, sutramdymo politika, pacifikacija vadinasi tuo metu, Malopolski Vschodniai. Čia irgi labai yra įdomu, kad Lenkai vartoja copy-paste, yra Malorossi ir Malopolski. Yra du variantai, kaip jie perskaito Ukrainos nebuvimą. Tai yra, Putinas kalba apie Malorosiją, o čia kalba apie Malopolskį. Ir tai nėra ta pati teritorija, tai yra skirtingos teritorijos. Čia kalbama jau apie Voluinę ir Galiciją, apie Lvivą ir žodžiu, tenais artimas teritorijas, o ta Malorosija jau kalbama yra tas pats Mariupolis, jeigu norite, ir Chersonas. Tai čia yra. Tai visiškai skirtingos teritorijos, bet struktūriškai tai yra, kaip matote, labai labai panašu. Ir tada ukrainiečiai pasakoja, čia faktas, jūs sprogdinot mūsų bažnyčias. Jūs suėmėt mūsų aktyvistus nuo 30 metų, čia Pilsudskio buvo dar iniciatyva, Juzefo Pilsudskio. Jūs suėmėte mūsų aktyvistus. Daugelis tų mūsų aktyvistų buvo nukankinti ir žuvo. Nežinau, kiek jų tenais žuvo ar nežuvo, nesiginčys. Dar be to jūs kalti tenais per amžius mus engėte, atėmėte iš mūsų žemės, atėmėte iš mūsų teritorijos ir jie atkartoja, ko gero, visą tą Ukrainos rezistencijos nacistiniam režimui retoriką, kurią jie vartojo jau ir tuo metu atmindami visus šitos įvykius gyvai atsimindami. Ir tada, kai Ukrainos pusė atkartoja visą šitą retoriką, tikimybė, kad Lenkijos pusė ką nors išgirs, kai ten yra pristatyto ant kiekvieno kampo, kaip aš sakau, šitie paminklai Voluinės skerdinėms, šansai, kad jie susikalbės, yra nuliniai. Šiuo metu tai įtampa užaugusi katastrofiškai. Tada atitinkamai Navrockis atima Baltojo erelio ordiną iš Zelenskio. Zelenskis dar nesulaukęs
oficialaus dokumento, kad iš jo atimtas ordinas, pats sako, aš atsisakau šito ordino ir teškia jį atgal. Tada pamatė, kad Zelenskis teškė savo ordiną atgal, Ukrainoje buvę prezidentai politiniai veikėjai irgi teškė baltus ordinus atgal į Lenkiją, o Lenkai, jūs mūsų ordinus teškėte mums, tai šia jums jūsų ordinus. Ir jie teškė jų savo ordinus. Čekai, kurie čia iš viso turėjo patylėti, išgirdė, kad jie daužosi ordinais, irgi paskelbė, kad mes norim atimti Baltojo liūto ordiną iš Volodymyro Zelenskio, irgi įsitraukė į šitą visiškai anekdotinį ordinų karą, ordinų neapykantos karą. Tai tada Lenkai, jūs teškėte ir mūsų ordinus, ir mes teškėme, tai mes tada iš jums nebeduosime MiG-29 lėktuvų. O po to dabar jau suprantama ir kodėl mes jums perdavėm Patriot ir iš viso išsiaiškinsime, kas tokie buvo niekšai Lenkijoje, kurie palaikė bent kiek Ukrainą nuo 22 metų. Kaip matote, visa ta istorija primena man visišką košmarą, kas dedasi. Visiškas košmaras iš tų gražių tautinės atminties paminklų ir dar aš pabrėžiu, tikėtina, kad tie instituto darbuotojai buvo sąžiningi, tikėtina, kad jie teisingai ištyrė duomenis, kad jų archeologiniai kasinėjimai liudija tikrą tiesą, bet tai neturi jokios reikšmės, kai jūs išverčiate tai į vertybinį diskursą, kai į vertybinį diskursą įpaminklinate, kai tą įpaminklinimą paverčiate ir suformuojate kaip traumą, kai tai trauma pradeda interpeliuoti visus aplinkui esančius asmenis, kai ta trauma apklausia tave nuolatos kaip tavo sąžinė ir kaip tu gali šitą visą įvykį sukonstruoti. Ar įmanoma tą dalyką būtų šitą karą, vėl beprasidedantį Lenkų ukrainiečių karą, kaip nors sustabdyti? Jis dar neturi fizinio, jis neturi karinio pavidalo, ten grūdų sustabdo, žodžiu, dar tai kita būtų istorija. Na ir noriu pasakyti, aš neanalizuosiu dabar veiklos Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro, bet jeigu mes dėmesingai pasižiūrėtumėme į jo veiklas, į to paties, pavyzdžiui, kaip atminimo lenta šito centro taip prisidėjus iniciatyvai Jonai Noreikai, generolui Vėtrai, kur čia visa krūva incidentų mokslo bibliotekos. Prie mokslo bibliotekos jūs atsimenate ir jo sudaužimo akciją, ir čia teismai ir aiškinimaisi. Noriu pasakyti, kad štai šitas tyrimų centras vaikšto lygiai tuo pačiu lynu. Lygiai tas pats lynas yra. Ir lygiai toks pats efektas. Kalbėti su šito centro darbuotojais bent jau man yra nepaprastai sunku, todėl kad jie kalba tik apie tiesą, ir tiesą išverčia į teisingumą ir teisingumo reikalavimą. Jeigu su juo susėdi, iš karto tau jokios diskusijos negali būti, tau prieš akis tiesa, žiūrėk, kaulai, tikri kaulai. Tada kaltas, tai atsiminsim, tai tada parodysim, surasim priešus, Ar reikia priešus nubausti? Reikia priešus nubausti. Ir logika yra netremiama, atrodytų, ir tu turi su šita logika kiekvienu žingsniu skaitytis, nežiūrint to, kad kaip Ukrainos ir Lenkijos pavyzdys rodo, kaip šitas, sakykime, nematomas pavertimas mokslinio diskurso į išaukštintų ideologijos objektų diskursą, kaip jis atsitinka. Štai šitas dalykas paprastai nėra analizuojamas. Dabar dar vienas dalykas, kur Lietuvoje daugmaž atsitiko ir ta praktika pakankamai yra pavyzdinė, tai lietuvių Lenkų tarpusavio santykiais dėl Juzefo Pilsudskio širdies. Aš pasakyčiau dar ir smegenų, čia anekdotai, bet neįmanoma šitą įrodyti, kokioje vietoje tos smegenys palaidotos. Jūs atsimenate. Aš su Lenkais, kai susitinku, mes pasišaipome truputį, aš visada mėgstu sakyti, tai žinote, Lietuvoje yra palaidotos Pilsudskio palaidotas širdis ir smegenys.
O kokia dalis yra Lenkijoje palaidota, pasakykit man, kuri kūno dalis Lenkijoje palaidota. Patys ir sakau, apsispręskite, kas yra svarbiau. Tai šiaip šitas paminklas, žodžiu, Pilsudskio motinai ir jos sūnaus širdžiai, kuri yra Lietuvoje tapo tokia kultinė Lenkų turistų vieta ir kartu savotišku mikropanteonu, kuris atrodytų galėjo viską supriešinti. Aš dabar jau nesileisiu čia ilgą istoriją apie tai, kaip buvo, žodžiu, iš Lietuvos teritorijos Smetonos leidimu, Pilsudskio prašymu atvežta mirusi Pilsudskio motina, kad Vilniuje būtų gauti palaidoti, ta prasme, tie diplomatiniai santykiai vis dėlto egzistavo, o šiuo metu laimiai lietuviai, sakyčiau, nieko nepridirbo per tą laikotarpį ilgą visokių nesąmonių ir mūsų rezistencijos centrų. Ir su tuo, sakykime, su tuo kapu ir paminklu Vilniuje nieko nebuvo padaryta blogo. Ir laipsniškai tai leido vieni kitiems pabandyti draugiškai interpretuoti per abipusius pasakojimus, per abipusius anekdotus, per visokius pasakojimus. Man Lenkai pasakojo tokį anekdotą, dabar čia Varšuvoje, žinot, sako, pasakojo, 26 metais Varšuvoje įvyko karinis perversmas. Ir šitą karinį perversmą organizavo lietuviai. Kaip dabar, sakau, lietuviai čia organizavo? Čia sako, Vilniaus Lenkai atvažiavo su šautuvai, Žiligovskio chebra ir Pilsudskis, iššaudė mūsų Lenkų visą Seimą, nu ne visą, bet taip jau perdeda jie, ir užgrobė valdžią. Ir jūs čia sako, tai jūs sako, kad jūs čia lietuviai, jūs sakot, kad mes užgrobėm Vilnių. Ne, tai jūs sunaikinot mūsų Respubliką demokratinę. Bet tas juokavimas, čia žinoma, nei taip, nei kitaip, nei trečiaip, galite ieškoti visai kitokios istorinės tiesos, bet tai yra, sakyčiau, ne herojiškos, o, sakykime, aš tai pavadinčiau filosofinės, psichologinės diplomatijos reikalas. Kai abi pusės bando suprasti, nežiūrint visų aukų užgrobimų, pabandyti suprasti, kas tai įvyko ir sumažinti štai šitą išaukštinimą, ideologinio objekto išaukštinimą. Ne panaikinti ideologinį objektą, kas, jau minėjau, gali sukelti dar didesnės traumas ir pasipriešinimą, nesunaikinti kapą, nepanaikinti kapą, o sumažinti ideologinį įtampą dėl jo išaukštinimo, kuris vyksta ritualizavimo dėka. Pašalinti visiškai šito išaukštinimo neįmanoma. Kai kurie Lenkai važiavo ir važiuos į Vilnių ir dės gėles ir garbins Pilsudskį. Tegul važiuoja, Pilsudskis uždirba turizmo požiūriu labiausiai. Yra Juzefas Pilsudskis po mirties kiekvieną dieną atidirbinėja Lietuvai savo nuodėmes ir pelnas, kurį jis atnešė, senai viršė nuostolius, kurios jo veiksmai sukėlė. Bet tai yra tada, kada mes teisingai elgiamės su ideologiniais objektais. Ir tas išaukštinimo sumažinimas vyksta ne visur kur, o politinėje sferoje. Tai yra, kada politika yra atskiriama nuo išaukštintų ideologijos objektų ir politika yra vienoje vietoje, išaukštinti ideologijos objektai yra kitoje. Lenkai man sako, jeigu ukrainiečiai nebūtų kūrę šito išaukštinto panteono ir visų šitų vardų nebūtų davę savo batalionams, tai yra, jie nebūtų užsiėmę išaukštinimo praktiką, ritualizavimu, Lenkai galėjo ir neatkreipti dėmesio į tai. Kaip jie į tą dalyką neatkreipė dėmesio iki 26 metų. Tai yra, karas 22 metais prasideda ir štai nieko nevyko konfliktų iki 26 metų. Mes galėtumėm pasakyti, kad taip nelaimingai sutampa, kad Lenkijoje pasirodo prezidentas, kuris ypatingai reaguoja į panašius išaukštinimo, ideologinio išaukštinimo veiksmus, nes jis visą laiką, visą gyvenimą, paskutinių savo gyvenimo vatos
neprezidentinio gyvenimo metus, kaip tik veikė ir dirbo toje sferoje, kur jam jį yra nepaprastai aktuali. Lenkai, ukrainiečiai galėjo tuo dalyku neužsimti. Bet ukrainiečių atsakymas mane pribloškė. Jie sako, mes nesikišame į Lenkijos herojišką panteoną, tai jūs nesikiškite į mūsų herojišką panteoną. Bet problema yra ta, kad kaulai guli Ukrainoje. Negalima nesikišti. Ir apie tai dar Andžej Duda, prezidentas, daug kartų įspėjo, kad reikia šitą klausimą kaip nors nuspręsti, čia yra tiksinti bomba. Dabar kaip pabaigai, kai kurie, žodžiu, ir Lenkijos, ir Ukrainos veikėjai, ir Lietuvoje tikiu, gali pasakyti, kad visa tai yra rusų saugumo specialioji operacija. Aš manau, kad pateisinti savo kvailumui nereikia kviesti Rusijos KGB šmėklų. Čia patys mes susikūrėme ir Lietuvoje mes tą patį galėtumėme sukurti. Priešingai filosofinės interpretacijos, netgi hermeneutinės interpretacijos, tai Jūratė užsiėmė čia, mums jas demonstravo. Tai ta hermeneutinė interpretacija, tas pats Paul Ricoeur, kurį čia kadaise yra Arūnas Sverdiolas aptarinės, mano manimu pateikia puikiausius pavyzdžius, kaip štai šitos filosofinės interpretacinės praktikos, bet kurios galėtų būti perkeltos taip pat į viešąjį diskursą, pamažu gali sumažinti išaukštinto ideologijos objekto štai šitą interpeliacinę efektą, kaltinamąją efektą, ir tokiu būdu padėti, paaiškinti politikams, kad nereikia šitų atminties ideologinių objektų painioti su diplomatiniais veiksmais. Dar daugiau, štai šitą Lenkų ir ukrainiečių dabartinio konflikto istorija turėtų būti pavyzdžių lietuviams, kaip nereikia elgtis. Ačiū.